Tai labai džiaugiuosi, galėdamas būti ir dalyvauti šioje konferencijoje, galėdamas organizuoti šią konferenciją kartu su kolegomis, į kurią turime galimybę pasikviesti užsienio pašnekovų, kokybiškai dirbančių ūkininkų, kurie nebijo keistis ir nebijo keisti savo ūkio procesus tam, kad pasiektų ateities tikslus. Be galo džiaugiuosi, jog ūkininkai domisi tokio tipo renginiais, dalyvauja tokio tipo renginiuose ir patys imasi pokyčių, kurių išgirsta būtent tokiose konferencijose. So the ability of the soil to hold carbon is restricted, and in comparison the other sites about taking informed action to maintain the soil in its best possible condition. Kad pašnekovai yra nauji, dažnai būna žinomi jie iš užsienio spaudos, iš literatūros, bet niekada nebūni jų girdėjęs gyvai, tai visą laiką įdomu paklausyti, o kodėl pats kartais darau pranešimus ir kodėl dalyvauju konferencijose kaip dalyvis, ne tik kaip žiūrovas, dėl to tiesiog, kad turiu nemažai patirties, praktikos, ūkininkavimo, matau daug įžvalgų ir tikrai noriu pasidalinti su žmonėm, ypač su jaunimu, kuris dar tik tai mokosi ir manau, kad svarbu, kad žemės ūkis ateityje tobulėtų ir Lietuvoje. Dažnai tenka labiau pasigilinti būtent į tas naujas temas, kurias išgirstu konferencijose. Ir dar labiau pasigilinęs galiu tada ir žiūrėti, kurios man žinios tinka, kurias galiu taikyti praktikoje. Tai konferencijos va būtent vienas iš būdų sužinoti kažką naujo. Labai, ta prasme, didelę naudą duodantis renginys. Labai džiaugiuosi galėdamas ir su visa įmonė šiandien čia dalyvauti, pasidalinti tą patirtim, kurią mes gaunam ne tik kaip, sakykime, iš ūkininkų, bet tą patirtim, kurią ir mes jiem perdodam. Tai yra tam tikras abipusis ryšys ir praėjus metam gauni ir tą grįžtamąjį ryšį. Tai va tas žinių pasidalymas sezono pradžioje yra tai tas, ko turbūt reikia kiekvienam ūkininkui, kad galėtum stovėti užtikrintai ir žengti į priekį ir siekti rezultatų.